Sveiki. Tapau vadovu, kas toliau? Tikriausiai yra tas klausimas, kuris sukasi naujai paskirto vadovo galvoje, kai jį užgriūna didžiulė lavina naujų atsakomybių, naujų darbų, daug neapibrėžtumo ir visokių klausimų. Tai iš to turbūt ir aišku, apie ką iš esmės bus šitie mokymai ir yra kiekvieną dieną, bet sudėsiu kelis akcentus. Šiuose mokymuose mes tarsi paimame tokius pagrindinius įrankius reikalingus vadovui jo darbe. Ir tie įrankiai yra tokie. Pradedame mes pokalbį nuo to, kaip šiandieninis pasaulis daro įtaką vadovo funkcijoms, atsakomybėms ir apskritai vadovo darbui. Tada pasižiūrime pagrindinės funkcijas vadovo ir galbūt kažką tenais reikia pastiprinti, o kažko galbūt atsisakyti. Kitas klausimas visada kylantis dalyviams yra vadovo autoritetas, kaip man jį formuoti, kaip man jį išlaikyti, kaip man kurti santykį gerą su komanda. Toliau mano viena iš mėgstamų temų - situacinis vadovavimas, kur priklausomai nuo situacijų mes turime šiek tiek kitaip elgtis su savo darbuotojais. Antrą dieną paskiriam visą laiką komunikacijai. Pagrindinis įrankis vadovo darbe - kaip kalbėti, susikalbėti, išgirsti, susitarti ir surasti bendrus sprendimus. Na, o trečia diena būna paskirta darbuotojų motyvacijai ir grįžtamajam ryšiui. Temų gylis ir plotis labai priklauso nuo pačių dalyvių. Kokie yra interesai, kokie kyla klausimai, kur norisi uždėti akcentus, kas dar iki galo neaišku. Tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai vis dėlto yra baziniai dalykai, kurios susidėję į tam tikrą pagrindą ir ant to pagrindo atsistojęs tvirtomis kojomis vadovas gali judėti toliau ir ieškoti, jau ten begalybėje, kur jam reikia dar pasitobulinti. Tai lieka tik pakviesti į šios mokymus.